Lietuvos krepšinio federacijos pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai ir partneriai. Informaciniai partneriai. Sveiki visi, jūs žiūrite laidą Mūsų krepšinis. Sportas kartu ir krepšinis šiek tiek primena karą. Čia kovojama ruošiamos taktikos, kaip įveikti varžovą. Kare kartais priešininkas yra paimamas į nelaisvę. Krepšinėje tai vadinama perėjimu iš vienos ekipos į kitą. Nesutaikomų varžovų Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto stovyklose taip yra atsitikę ne kartą. Žodžiai Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas jau gerą dešimtmetį yra tapę antonimais. Lietuvos krepšinio lygos finaluose nuolat santykius besiaiškinantis klubai kovoja ne tik dėl trofėjaus, bet ir dėl miesto garbės. Šiais laikais visas jėgas už savo komandą atiduodantis krepšininkai ir treneriai neretai sugriauna mitą ir pereina į varžovų barikadų pusę. Jonas Kazlauskas, Darius Maskoliūnas, Kęstutis Marčiulionis, Aurelijus Žukauskas, Gintaras Einikis, Tomas Delininkaitis ir kiti savo laiku metė šalin įsitikinimus ir išėjo į aršiausio varžovo stovyklą. Paskutiniuoju Lietuvos grandų perėjūnu tapo net 2 kartus Lietuvos Ryto trenerių buvęs, o dabar Žalgirio atstovaujantis Aleksandras Trifunovičius. I am professional, I love this job. And I find a challenge to be here. Esu profesionalas, myliu savo darbą ir man iššūkis čia būti. Kas buvo, tas buvo. Žinau, kad toks trenerių perėjimas nėra dažnas dalykas, bet aš tame nematau problemos. Šiandien dirbu iš visos širdies ir jėgų. Namie palikau šeimą tam, kad atvykčiau dirbti čia. Dirbti Žalgiryje yra puikus jausmas. What is the feeling? Feeling is great to work for Žalgiris. Kęstutis Šeštokas buvo pirmasis krepšininkas sulaužęs geležinę uždangą tarp Vilniaus ir Kauno ekipų. 7 metus Žalgiryje rungtyniavęs Eurolygos čempionas 2000 metais perėjo į Vilniaus komandą. Nuo to laiko prasidėjo krepšininkų bei trenerių migracija. Šiaip tai aišku buvo sunku pasiūlymą, bet kaip paskutinį sezoną susiklostė taip, kad visi išėjo žaidėjai pagrindiniai ir gaudavau žaisti mažiau ir aišku su artimaisiais pašnekėjau ir su draugais ten aptarėm, kad būtų perėti geriau į Lietuvos Rytą. Ir aišku, šiek tiek buvo keista galiai žaisti, kaip nušvilps, nenušvilps, ten dar kažką, bet šiaip sutiko normaliai nieko. Ar baisiau būtent išeiti į aikštelę Vilniuje, ar būtent grįžti į Kauną buvo? Nu, man žinokit, kažkaip buvo Kaune šiek tiek baisiau, kad priims Sirgaliai, nes vis tiek žaidžiau kiek 6-7 metus praleido ir iškeist komandą į priešininkų komandą nuėjęs, aišku, keista, bet paskui laikui bėgant susitvarkė viskas ir pasimiršo, ta prasme, ir prasidėjo paskui perėjimą iš vieno klubo į kitą žaidėjų migraciją. Robertas Jevtokas, buvęs Vilniaus Lietuvos Ryto simbolis, po 4 metų užsienyje grįžo į Lietuvą ir pasirašė kontraktą su Kauno Žalgiriu. Žinot, nebuvo perėjimas iš karto iš Ryto čia, nes aš vis tiek klajojau po užsienį ir nebuvo, kad man pasiūlymas iš Ryto, iš Žalgirio, pasirinkau, kurią aš turėjau pasiūlymą vienintelį iš Žalgirio ir aš net nesvaršiau, norėjau grįžti į Lietuvą. Grįžau, manau, fanai tikrai nėra buki, sakykime, ir jie tikrai supranta, kad aš atėjau, ginsiu jų garbę ir kas buvo prieš 5 metus, tai jau praėjo istorija. Dabar yra nauja, mano, kaip sakyti, yra nauja komanda ir aš labai patenkintas. Buvusiems ilgamečiams Kauno Žalgirio krepšininkams Vidui Ginevičiui ir Dariui Maskoliūnui pereiti į varžovų stovyklą nebuvo lengva. Tačiau darbą, o ne įsitikinimus jie paliko antrame plane. Yra kaip ir aš lygiai taip pat buvau tokioje situacijoje, dirbau tuo metu Baltų komandoje ir gavau pasiūlymą iš Eurolygos komandos, nežinau, aišku, gal įsigijau daug priešų, draugų ar taip toliau, bet reikia viską žiūrėti iš profesionalios pusės. Aš galvoju, patobulėjau, einu į priekį, tai ko mes ir siekiam. Iš tikrųjų, anksčiau reikėjo man pereiti tą patį Lietuvos Rytą, tiek, kad bijojau, vis tiek ta priešprieša tokia padaryta, kad, pats esu kaunietis, dabar važiuoti
į tą patį Lietuvos Rytą, nu, kažkaip pabijojau, vien ne dėl savęs, sakykime, dėl šeimos maža, kas. Vis tiek, dėl tokių dalykų. O šiaip pereiti tikrai nebuvo sunku, visi draugai ten, sakykime, su kuo rinktinėse praleista daug laiko, ir šiaip dėl to tai tikrai nebuvo sunku. Skirtingai fanai pasitiko, nelabai draugiškai, buvo iškeltas ir plakatas, ar tai asmeniškai labai jūs paliko? Tai čia jau jų reikalai. Nežinau, man tai juokas sukėlė. Jeigu jie taip masto, reiškia, tai toks jau, nežinau, toks lygis, nežinau. Man tai keista, aš atvažiavau ne tai, kad vaikščiot po aikštelę dar kažką, tai jau padėt komandai viską. O čia jau reikalas, kokius plakatus kilnot. Nežinau, netgi tie patys žaidėjai pasipiktino Lietuvos Ryto. Ir buvo pasišnekėta rimtais tais pačiais fanai. Amžinų Žalgirio priešų Sovietų Sąjungos laikais buvusi CSKA ekipa šiandieniniams krepšininkams jokių asociacijų nekelia. Todėl lietuviai mielai rungtyniauja Rusijos sostinėje. Lietuvos Ryto trenerio asistentas Darius Maskoliūnas mano, kad pereiti į aršiausių varžovų komandą nėra nieko naujo. Kad visur taip vyksta, ta prasme, visam pasaulyje taip vyksta, visose šalyse ir taip toliau. Nežinau, nereikia daryti, čia gal ir medija prie to prisideda, nedarykit baubo iš kažko tai, yra kaip yra, čia perėjo iš Vilniaus į Kauną, taip buvo žalgirietis, ten nebereikalingas, pasiūlė klubas žaidžiantis irgi aukštam lygiai ir taip toliau, kur aš nematau niekur kažkokių tai didelių baubų, čia tik tai visi. Kas jau, jeigu tu buvai žaidėjai Lietuvos Rytą, tai tu nebegali žaisti Žalgirį ar atvirkščiai, taigi baikit. Lietuvoje krepšinio lygų 9 galybės, pradedant profesionaliomis vyrų ir moterų krepšinio lygomis, baigiant miestų ir miestelių čempionatais. Moterų krepšinis lig šiol turėjo trūkstamą grandį krepšinio piramidėje, tačiau dabar taip nebėra. Susipažinkite su nacionalinė moterų krepšinio lyga. Neseniai Lietuvos krepšinio padangėje atsiradusi nacionalinė moterų krepšinio lyga pradėjo savo darbus. Spalio pabaigoje 8 ekipos startavo antrajame pagal pajėgumą šalies čempionate. 2 Kauno ir Vilniaus ekipos, Biržų, Ukmergės, Radviliškio ir Jonavos moterų komandos ne tik sieks čempionės titulo, bet ir ugdys perspektyves krepšininkės. Sėkmingai sukti lygos karuselę ir priversti ją sėkmingai veikti. Toks nelengvas darbas atiteko NMKL direktoriui Jurgiui Laurinavičiui. Vadovas pripažįsta, kad svarbiausias naujai įsikūrusios lygos tikslas – jaunų merginų tobulėjimas. Kad tai būtų laiptelis iš merginų krepšinio, iš moksleivių krepšinio į moterų lygą. Tarkim, jis, vadinkim, duoda tikrai daug patirties jaunom krepšininkėm. Aš manau, kad ateityje mes savo uždavinius esame išsikėlę, kad tik tai stiprėtų visas tas lygis ir merginos gautų kuo daugiau patirties. Pirmąsias sezono atidarimo rungtynes sužaidusios Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai merginos neatsilaikė prieš to pačio miesto LKC Kaunas ekipą. Tačiau abiejų komandų treneriai akcentuoja ne tik pergalių svarbą. Tikimės, kad šita lyga bus laiptelis į moterų krepšinį iš moksleivių lygos. Tai manyčiau toks ir yra. Pergalės nėra svarbiausias dalykas yra, kad paruošti kuo daugiau žaidėjų. Ir aš esu minėjęs jau šitą ne vieną kartą ir pasikartosiu dar kartą, kad mūsų tikslas yra paruošti kuo daugiau žaidėjų aukštesniam lygiui. O suprantat, pati lyga yra gerai, kaip tik yra jaunom žaidėjom, kur tobulėt. Čia bus daugiau toksai ir moksleivių krepšinis ir skaitau, kad viskas bus puiku. Praėjusių metų Lietuvos moterų krepšinio A lygos nugalėtoja Kauno LKC Kaunas šiame sezone sieks maksimalaus rezultato. Tuo tarpu krepšinio mokyklos Aisčiai merginos nacionalinėje moterų krepšinio lygoje tikisi geresnių rezultatų nei praėjusiame sezone. To pačio. Esu maksimalistas ir tikiuosi to pačio, pirmos vietos. Žaidėme A lygoje, bet žaidėme tarp moterų ir mūsų rezultatai nebuvo kažkokie labai aukšti.
tikėkimės, kad šioje lygoje mums bus parankiau, nes tai visgi yra daugiau jaunatviškesnis žaidėjos jaunesnės. Nacionalinė moterų krepšinio lyga tik pradėjo savo gyvavimą, tačiau jos direktorius Jurgis Laurinavičius jau dėlioja ateities planus, paverčiant šią lygą kuo mielesnę krepšinio aistruoliams. Iš tikrųjų, planuojam tą lygą tik tai dar padaryti patrauklesnę. Ir vadinkim, tai yra dabar pirmieji žingsniai, kaip tik gimusio vaiko, taip yra nauja lyga, tik tai pradeda savo pirmosius žingsnius, mokysimės patys iš klaidų ir patys dėsim pačias didžiausias pirmą. Aš savo pastangas dėsiu, kad būtų viskas tik tai kuo geriau ir kad komandos būtų patenkintos ir kad iš tikrųjų būtų geras impulsas pačiom komandom, vadinkim, augti toj lygoje. Legendinė Vilniaus statyba atgimė. Tokią puikią žinią prieš sezoną išgirdo ištikimiausi klubo gerbėjai. Legendinė ekipa sieks iš naujo susigrąžinti aistruolius į aikšteles ir pradės naują gyvavimo etapą. Legendinės Vilniaus statybos vardas vėl linksniuojamas krepšinio pasaulyje. Po 14 metų pertraukos į nacionalinės krepšinio lygos aikšteles žengia krepšininkai, kurie pasiryžę tęsti reprezentacinės ekipos istoriją. Dar 1964 metais įkurta Vilniaus statyba 33 metus diktavo krepšinio madas sostinėje. Tačiau 1997 metais klubui nustojus egzistuoti jo valdymą, bet ne tradicijas perėmė Vilniaus Lietuvos Rytas. Šiemet naujai atkurta Vilniaus statyba atgaiva krepšinio veteranams, kurie stebėdami talentingus krepšininkus prisimena tai, ką patys kūrė. Taip, aš turiu didelį malonumą atėjau šiandien pažiūrėti su savo draugais, veteranais ir turiu didžiulį malonumą, todėl kad juose aš matau tokį azartą ir norą kovoti ir tobulėti. Tas jau kaip ir mes irgi buvom jauni ir norėjom laimėti, norėjom tobulėti, kaip sako, susikūrėm savo imidžą, tai čia tie vyrukai eina tuo pačiu keliu. Vilniaus miesto pasididžiavimu buvusi ekipa dabar rungtyniauja antroje pagal pajėgumą šalies lygoje. Nepaisant to, istorinis vardas kelia sentimentus tiems, kurie buvo neabejingi šiai komandai. Nuo pat mažens turėjau tokią visada svajonę, tikslą žaisti arba Žalgirio, arba statybos komandai. Baigiant karjerą, nusišypsojo tokia laimė ir galimybė, tai tikrai su malonumu sutikau, to labiau, kad puikus kolektyvas, puikus treneris, stengiamės, dirbam, visa komanda dirba. Manau, ir bus rezultatas. Visada turi būti, kai dirba žmonės, turi būti rezultatas. Tai džiaugiuosi dar kartą, kad žaidžiu, užrašą statybą, tikrai toks kaip ir svajonės įsipildymas. Komanda, kuri turi savo istoriją ir jinai tą istoriją atkurta. Tai, žinoma, malonu dirbti, kada pakviečia dirbti tokią komandą. Iš tikrųjų, tie jausmai neužmiršti yra. Nes aš pats, kada buvau žaidėjas, dar buvau jaunas, kaip dabar tie vaikinukai, tai kitų komandų par Žalgirio statybos nebuvo. Nebuvo Ryto, nebuvo ten daugelio LKL šios dienos Lietuvos komandų. Todėl, sakykim, ta istorija, kad jinai grįžta, tai labai smagu. Aš sveikinu tuos žmonės, kurie tą idėją sugalvojo, kurie realizavo ir linkiu jiems sėkmės. Vilniaus statybos istorija galėjo taip ir likti krepšinio vadovėliuose. Tačiau ekipos veteranai buvo vieni tų, kurie inicijavo legendinės ekipos atkūrimą. Teko ir susipažinti ir kurį laiką dirbti su vienu iš statybos veteranų, su Jūru Kadžiūnu. Gal daugiau po susitikimo su juo iš tikrųjų paaiškėjo mums tikroji ta situacija, sakykime, seniorų pozicija, kurie atstovaudami šiuo metu Vilnių liko, kaip sakoma, be savo klubo. Mintis susidėliojo iki tiek, kad reikia prisiminti juos, prisiminti žmonės, kurie iš tikrųjų ilgus metus garsino Vilniaus vardą, būtent šiuo klubu. Tai mums ir kilo mintis atgaivinti tą klubą, kad toliau tęstų
tą gražią istoriją ir savo tradicijas. Šarūnas Marčiulionis, Artūras Karnišovas, Jonas Kazlauskas, Rimas Girskis, Rimantas Endrijaitis ir daugelis kitų buvo tie krepšininkai, kurie garsino statybos vardą. Jo, yra iš tikrųjų, kad mums vis tiek tas vardas garsus, nežinau. Malonu tikrai ir motivacija didelė yra. Džiaugiuosi, kad atstovauju šitam klubui iš tikrųjų. Visą širdį atiduodu ir tikėsimės kažką nuveiksim sezoną gerą. Kažkaip teko pasidomėti apie tą buvusią statybos komandą. Žinau, kad Marčiulionis kažkada žaidė tiek daugiau. Nieko tikrai nežinau. Žinau, kad tokia komanda buvo, bet niekada nesumatęs, kaip žaidžia. Dabar atsirado ten Facebook'e ir kažkas susikūrė, tai stengiasi skaitinėti, įdomu vis kažkaip. Treneris kažką pasako, pradėjau domėtis, anksčiau tai tikrai nesidomėjau. Jauniesiems Vilniaus statybos krepšininkams garsią ekipos istoriją tikrai papasakos veteranai, kuriems klube rodomas išskirtinis dėmesys. Čia tradicija jau sukurta. Aš matau, kad yra rezervuotos vietos, bus statybos veteranam ir čia atvyksta mano bendražygiai, susitinku su jais kaip tik. Ir aišku, man malonu čia sudalyvauti tam visam veiksme. Be abejo, veteranai tai yra tie žmonės, kurie sakykime, tą vardą kūrė. Ir mūsų manimu tai yra, kad negalima jų pamiršti, negalima jų palikti vienų. Ir jiem vietos yra visą laiką priskirtos, būtent mūsų namų arenai. Naują istorijos puslapį verčianti Vilniaus komanda tikisi, kad sirgaliai sugrįš į sales ir vieningai skanduos statybos vardą taip, kaip tai darė anksčiau. Vilniaus statyba, ar tai galima sakyti, kad tai yra tos pačios Vilniaus statybos tęsinys? Mes norime tą padaryti. Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Žurnalas Mūsų krepšinis profesionalams ir mėgėjams. Krepšinio gerbėjus pasiekė žurnalo Mūsų krepšinis 47 numeris. Jame aistruoliai sužinos artimiausių metų LKF veiklos kryptis. Susipažins su į Lietuvą sugrįžusio Andriaus Šležo mintimis. Martyno Mažeikos mėgstamiausia muzika, filmais ir knygomis. Ras metodinės medžiagos, plakatų ir įdomų konkursą. Įsigykite Mūsų krepšinį, vienintelį Lietuvoje leidžiamą žurnalą apie populiariausią sporto šaką.